Sveiki. Testuosim pūrą akmenų. Vietose kažkoks neaiškus, turi tokių aiškiai taškelių, aiškiai toksiškų. Pažiūrėsim, ar jie labai trukdys mums. Ar nelabai kreivas. Tai bus patogiau turbūt. Kreivas galima klijuoti ant kažkur priklijuoti jį ant kokią medžią. Arba išlyginti pusę antrą. Peilis. Tas pats kur praeitą kartą. Nelabai patiko finišas, tai kažkaip ne taip užbaigim. Nesėkmingai. Kiniškas 204pi 390 analogas. Pagal sudėtį analogas su gamyba kokia. Gali būti ir skirtis, aišku, jau dolerį lygis. Žmogus 4,5, kaip matom, neturiu gal peiliams galant britums, tai aišku, tokie dalykai jau nėra gerai. Bet peilius galima pagalauti. Jeigu paspausim suspendijas, išskirs kažkiekis. Akmuo normalus. Šachtas nežinau. Vietos kilmės nežinau. Be abejo japoniškas. Kitur paprasčiausiai iš Japonijos atvežtas ir tokių kitur ir nebūna. Supainiot nėra su kuo paprasčiausiai. Japoniškų nesupainiosit. Nuplovim, žiūrim, ką turim. Gerai. Čia užbaigta buvo ant natūralių akmenų, tai aišku, dirbti ilgai nereikia. Akmuo tinkamas, čia. Ir toks kitas įdomesnis, bent jau man, nežuvojama. Tas pats, kur vakar vieną testavom Tomają. Čia suitas sluoksnis. Nižhozan, Google ten įvairiai verčia. Ir žmonės atskirai kitaip vadina, nes ten Evadanė būna ta pati šachta. Šobudanė, Šobutanė. Žodžiu, tas pačias šachtas vadina, tas pačias kalnus jį vadina ne vienu vardu japonai. Panašiai, bet tai čia Nižhozan, sakykim, arba Nižhojam. Smulkesnės, aišku, tai akmuo panašu, sakyčiau, neblogiau už Ohira suitas. Tai be proto brangus, bet Ohira čia yra pigesni, dar blogesnis, ne, labai panašu. Jie būdingi, turi tokių, dažnai būna toksiškų linijų, bet čia palyginus švarus akmuo. Linijų kaip ir nėra. Minkštas apie 4, kokios galima duoti. Kasumi finišui gausis suspenzijas, jeigu pakankamai iš jų išskirti. Irgi viskai pamatom svyruoja. Reikia išlyginti antrą pusę, bet mes tingim. Mūsų tai negąsdina. Lietuva drąsi šalis. Niekas mūsų negąsdina. Skyrus sveiką protą. Ir tiesa, šviesa, tiesa, sveikas protas netoleruojami. Gerai tokie akmenys, kad jokių rizikų nėra ten per daug persistemti. Karbidus nugraužti, pernelyg nušlifuotai. Saugo tikrai labai gerai. Galim daugiau duoti, kokius 4,5, matom, suspenzijas praktiškai neįskiria. Šiek tiek pagal pojūčius, tai jos yra, bet vizualiai nieko nematyti. Labai geras akmuo. Jie irgi nevienodi, nes būtent iš tų pačių vietovės ir atrodyt gali taip pat, bet būna kitokie.
grubesni būna, čia labai toks švelnus smulkus. Spindis yra jau. Tų metalo nuėmimo nieko nesimato, nes jau ir nenusėma, nes matrica jau užvalyta, tai minimaliai čia viskas vyksta. Kalbeliai, natūralūs akmenys sunkiai įveikia juos ir nereikia, kad įveiktų, nes jie turi likti ant ašmenų, nes tokiam piene, kiek jūs numonime, kad, pavyzdžiui, 8% yra karvedų, tai šiandien 3,90 sudėtis turėtų daugiau, kokie 12 gal. Daugiausia tai 40% maksamet yra Spider, ko yra pagaminęs. Tai jūs, kuo daugiau lygiruojančių elementų, tuo daugiau karvedų. Žiūrim, ką turim. Šiek tiek švelniau gavosi, agresijos pakanka. Ir dar užbaigsiu ant kietą, padarysim sutvirtinimą paviršiaus ašmenų. Jau matytas mūsų su tokiais čia kažkokie kristalai blizga ar kas. Labai įdomus akmuo. Išlyginau abi pusės, kad galėčiau, ir visus kampus, kad galėčiau dirbti su prietaisais. Nes tai labai jis man patinka, tai Nakajama be abejo, nes kaip ir tokių nėra, tai beveik įsitikinęs. Išlyginau, tos pusės dar nebandžiau, bet vienodas 5 su pliusu, ar galima netgi 2 pliusus, ar 3, kiek ten dedamis, vienas kiečiausių akmenų, kokius gyvenime mačiau, tai tokiems dalykams kaip darom paviršiaus tvirtinimą būtent tokiais judesiais, kaip jau su brėtvom darau, tai pėlėms irgi visą tai taikoma. Aš tokiam plienui gal čia ir nebūtų, bet pakankamai gerai laikyti turi karvedų gausiai. Daugiau nebus, aišku. Ir nusišlifuoti šiek tiek turėtų gautis aštriau. Tikimės ir padidėjusiu aštrumu. Daugiau dėmesio išlenkimui ten visam, nes mažesnis kontaktas, nes keli milimetrai tai mažiau dirba nelikusi netiesi dalis ašmenų, tai kad viskas būtų teisingai, sąžiningai, vienodai, reikia viską ir dėmesio daugiau. Žiūrim, ką gavom. Jau vis pasikeitė. Atrodo aštriau. Nu ką, paliksim. Dėkui už dėmesį. Iki.